Nu ką, dirbam. Čia paskutinį kartą turbūt filmuoju, gal. Šviesos. Žiūrėkit, kaip atrodo, kad matytumėt, kaip atrodo prieš išvežant. Rytoj ryte turi atvažiuoti viską išvežti, pasiimti. Nu, beveik viską. Taip pat atrodo viskas. Dar galiu vieną palaukti šviesos. Pabandysim pašviesti. Žiūrėkit. Kita patalpa be lempų. Švietimas iš viršaus. Knygos liko. Langas ir kiek dėžių, žiūrėkit. Iš kur dėžės? Iš lubų. Nu va, taip atrodo, kaip paruošta. Daugiau mažiau viskas turbūt. Turėjom penktadienį labai gerą. Nu tikrai penktadienis buvo superinis. Ir kaip mačiau, tai visa mieste buvo. Ir tiek mašinų buvo kosmosas, kiek nesuvokiamas kiekis, tiek matyt dovanų visi ieško, tiek barai vis ir gatvės ir buvo viskas užkišta. Nu, nieks netilpo. Tai mes turėjom antrą geriausią apyvartą per visą mano baro turėjimo istoriją. Nu, bet ir dirbam. Gavosi, kad dviese dirbam su Gertrūda už barą. Virtuviai Raimondas su Erika. Ir variau, tas dviese. Jasinskė, okei, plotas mažesnis, mažiau laksyti rytai nusikali. Bilaikį irgi judesio, tai nedaug judėti reikia virtuvės. O čia trakai, antras aukštas, rūsys virtuvės, kersai baravis. Tai jeigu būtų su Gertrūda kosmonautai, tašme, nežinau, kitas būtų turbūt iš darbo išėjęs, jeigu ne jį. Tai nuo atvarym atlaikėm. Buvo gerai. Tai šeštadienis buvo silpnesnis, aišku, daugiau tokia turbūt penktadienį nebebus. Ir mes ilgai svarstėm, ar apsimoka dirbti apskritai šeštadienį, nes nauji metai gaunasi pirmadienis, sausio 1, tai 31 sekmadienį visi švęs, rinksis. Tai ar šeštadienį kas nors ir penktadienį eis į miestą ar ne? Nu, penktadienį gal dar, tai kažkaip, bet ir toks klausimas, o šeštadienį neįsivaizduojam, bet nusprendėm dirbti. Tai mes po to nedirbam 31 ir 1. O apie Kalėdas panašiai gaunasi vėl. Gaunasi Kalėdos išeina 24 sekmadienis, tai čia kūčios, tada 25, 26, pirmadienis, antradienis dar laisva. O čia jau šeimų šventė, visi išvažiuoja. Tai vat klausimas, ar Švilniui liks kas nors ar neliks, tai čia dar mažiau šansų, kad bus. Bet kasmet svarstom ir kasmet nežinom atsakymo, nes dienos keičiasi ir kasmet lygiai taip pat galvojam, kaip čia bus. Tai dirbsim. Ir penktadienį, šeštadienį, o tada 24, 25, 26 nedirbsim. Tai 3 dienas. Mes nedirbame visą laiką per Velykas, per kūčias Kalėdas ir per naujus metus. Kodėl nedirbam, kad visi galėtų atšvęst? Kažkaip aš nemėgėjęs tų daryti naujametinio bare baliaus, nes tada reikia galvoti kažką, ar programą visi tikisi, ar ten kažkokių skirtinumų tikisi. Tai gaunas kažkas ariai juodai dirba, o kažkas linksminasi. Nu, kažkaip. Tai norim ir mes visi pasilsėti, ir mes, ir čia visi kartu su kolegom. Tai pailsėsim visi. Tai atsiminkit, penktadienį, šeštadienį dirbam, abudu ir tiek prieš Kalėdas, tiek prieš naujus metus. Ir pasidžiaugiam už tą penktadienį, kokį buvo. Tai antras geriausias penktadienis per istoriją. 21 berods vasara buvo pats geriausias, bet tada turėjom Jasinskį ir kitoj pusėje gatvėje terasą turėjom. Tai tada, o dabar dvies atlaikėm, plus virtuviai 2 žmonės. Nerealiai. Didžiuojasi ne tik savimi, bet ir Gertrūda. Tiksliau, atvirkščiai turėčiau sakyti. Gertrūda didžiuojasi, bet tuo pačiu ir savimi stebiuosi. Atlaikiau.
Tai pozityvą, einam, lankom kavinės barus ir gal pačiam pavyktų išeiti kurį vakarą. Nelabai tikiu. Iki. Nu, dar Jasinskija. Nu, galiu parodyti, kaip atrodo baras, kai jau beveik viskas. Jau čia paskutinius nuiminėjus signalizacijas, kameras nusukau. Tai jeigu nori vagės eiti, gali vogti, nes nebėra nei signalizacijos, nei kamerų. Bet galiu užduoti paslaptį, kad ir vogti nėra ką. Viskas tuščia. Tuščia. Viskas. Baras buvo. Nebėra baro. Dabar išsukinėjom rozetės. Na, aš išsukinėjau. Jos kainuoja pinigų, čia vis tik tą pastą greičiausiai griaus, tai čia tikrai niekam nereikia, jas bus išmestos visas. Tai kam jas palikti išmetimui, jeigu galim pasiimti ir panaudoti, vis tiek po kokius 5 eurus gausis vienetas. Daugiau gal dar. Daugiau turbūt, nes čia 2 dalis, dvigubas susireina. Tai rėmelis plus 2 rozetė susidaro. Tai dėl to, kad tikrai nieko nebus panaudota ir bus išmesta viskas, tai aš viską susirinku. Nu ir kažkiek čia dar liko daiktų, tai susikrausiu mašiną išvešiu namo, tuos smulkius. O kas didesnio dar, tai kitą dieną pasiimsiu, bet dar liko iki 2 metų turim laiko. Nu ir žinokit, kai išvežė daiktus, tai taip liūdna pasidarė. Nu kažkai. Dabar Liesys atėjo pakartoti, nes toks pirmą kartą, kai uždarinėjo, buvo liūdna, dabar vėl kažkoks. Gyvenam toliau.